Dabar klausimas, kaip jūs, pavyzdžiui, va dabar, ne, mes visi bijojom. Ir toks, negaliu sakyti, kad nemalonus jausmas, gal kaip ir malonu visai. O kaip jūs kitu atveju sumažinat tą baimės jausmą? Ar turit kažkokių tai savo ritualų, ką prieš tai darot? Kažkokius ritualus naudojat tos baimės numalšinimui, pamažinimui? Aš taip pašokinį arba pabėgioju, kad tas toks, žinai, adrenalinas sukiltų, tas toks, žinai, ir kažkaip atrodo išsijudini tada, žinai. Nebegalvoju gal apie tą pokalbį, apie kažką. Aš mėgstu, jeigu taip namie jeigu esu, tai mėgstu labai išsimaudyti ir muziką pasileisti. Tiesiog tokį flow būseną savo pasidaryti, kad nuimti viską. Atsipalaidavimą. Pasmilkau dar, bet toks easy. O tai dabar darai šitą namuose? Išleidau vaiką, dėl to ir bijojau, kad galiu nespėti. Dėl to ir rašau greitai. Bet taip stengiausi, nes tada nusima visas emocijos ir tada tiesiog leidi tik tam, kas vyksta. Tai va, taip ir darydavau, pavyzdžiui, kaip būdavo, ar ne, prieš fotografavimą didesnį, jeigu ten 15 valandų ten fotografuosi, tai jau turi vis tiek ir fiziškai nusiteikti, ir psichologiškai vis tiek, nes tai bus intensyvi diena. Tai irgi labai stengiausi prieš tą dieną visą tokią lengvą turėti. Gražu, nes taip ir reikėtų atsipalaiduoti. Ar Nestai, kaip tu atsipalaiduoji? Ar tau iš viso? Aš atsipalaidavimo ten kažkokia nedarau, bet aš bandau savo mintim, save nuraminti ir, pavyzdžiui, kažkokį ten dalyką turi padaryti ir tu galvoji, kodėl man dabar tai kyla. Tikriausiai, kad gal kaip kitiem atrodys tas rezultatas, ką kiti pagalvos, bet paskui pradedu galvoti, čia tik man vienam ta problema, ta prasme, už tą veiksmą man kyla ta problema, kitiem taigi nekyla, aš neturiu prieš nieką atsakyti. Tai nuraminu, kad aš pats su savimi esu ir čia tik mano rezultatas, žinai, kaip bus. Tai. Super. Aš taip darau vis laik, nuraminu save taip. Kad nekreipti kitą dėmesį, tada prasme, nes šiandien kitų problema mano problema, o aš pats ją susikėliau pats savo, tiesiog iš niekur. Tai taip darau. Aš atsimenu, man irgi reikėdavo pačius pirmus kartus daryti istoriukus, ten kalbėti, tai mane tai pamokino, kad pasijungti garsiai muziką, kad ištaškytų smegenis, kad visiškai apie nieką negalvočiau, tai pradžiai taip dariau, o paskui ką darydavau, nes dabar irgi aš turiu eiti prieš auditorijas, prieš mokinius kalbėti, tai ką aš darau, tai pradedu purtytis taip, kad viskas išsipurtytų, nes tada toks lengvumas iš karto atsiranda. Bet su ta ramybė irgi gerai, bet aš bijau, nes buvo vienas toks kartas, man reikėjo pristatyti skaidres, žodžiu, ten pasakot, ir aš pasidariau tą tokią meditaciją, tą tokį ramumą, prisijungiu ir aš nežinau, nei apie ką kalbėti, nei kur, nei kas, tokia, sakau, Per daug lengva viskas. Per daug lengva buvo. Bet tas jauduliukas, jisai turi būti kažkiek, nes tu tada jauti, kad po viso to, kai mes padarysim kažką, prieš tai mes jaudinamės, bet po to, kai padarom, tas toks dviguba euforija aplanko, ne? Va, geras padariau. Taip. Normalu yra turbūt šiek tiek nerimauti arba pastresuoti iki to, nes, mes, nežinau, galbūt ne kiekvieną dieną tai darom, tai yra normalu. Ir tai, nors ir esam tam tikros, sakykime, srities specialistai, žiūrėkit, kartais iškyla tam tikros situacijos, kur galvoju, Jėzau, kas čia dabar yra su manimi, kad biškį toks stresiukas, bet tai normalu turbūt, dėl to taip ir augam ir skleidžiamės ir mokinamės iš viso to. Tai aš dėl ko šitą būtent temą išjudinau, dėl to, kad labai daug žmonių taigi ir stovi vietoj, eina į darbus savo nemėgstamus ar kažką tai daro, ko nemėgsta, nes tiesiog tos baimės bijo. Bijo tos pačios baimės, kad kažkaip pasirodys negerai, kažkur kažką pasakys, kas netinkama yra ir tiesiog neišjuda. Tai čia tam yra, kad mes parodytumėm, kad ir kaip baisu, visiems baisu, net tam, kuris išeina prieš didžiausią auditoriją kalbėti, net ir jam būna tas jaudulys. Ir tai yra visiškai normalu jaudintis, ir kad rankos traukia, visiškai normalu. Kaifas gyvenimas, žinai, prieskanis. Nes jauti, kad gyveni iškart kitaip jauties. Tai jo, čia labai šita labai gera yra tema, su baime susijusi ir kad mes visi ir savo klientam taigi parodom, kad irgi yra normalu pabijot kažko, kad paskui jis galėtų pakilti laipteliu aukščiau.